Toliau laidoje kalbėsime apie dar didesnius greičius. Antrajame Lietuvos drag traukos lenktynių čempionato etape Kazlų Rūdoje pagerintas ne tik Baltijos šalių, bet ir visos Europos drag traukos lenktynių rekordas. Kazlų Rūdos aerodrome įkurta drag traukos lenktynių trasa pamažu dengiasi guma. Tai yra gerai. Kodėl? Atsakymo toli ieškoti nereikia. Gerėjant sukibimui pirmuosiuose distancijos metruose, kai automobiliai tik bėgėjasi, ratai neprasisuka, neprarandamos brangios sekundžių dalys ir sportininkams pavyksta parodyti ypač aukštus rezultatus. Antrajame Lietuvos drag lenktynių čempionato etape pagerinti keli asmeniniai, Lietuvos ir netgi Europos rekordai. 5 klasėse pagal automobilių parengtį ir galią varžėsi 38 sportininkai. A klasėje, kurioje lenktyniauja visiškai standartiniai automobiliai su atmosferinio tipo stūmokliniais bei rotoriniais varikliais be papildomų galios įrenginių, jau antrą etapą iš eilės vėl nepralenkiamas buvo Ovidijus Tylenis su Volkswagen Scirocco. Jis įveikė visus 7 savo varžovus ir, pastebėsiu, ne pačiu galingiausiu automobiliu iškovojo pergalę A klasės įskaitoje. Gale dar ne viskas, sako Ovidijus. Regis ketvirčio mylios atkarpoje važiuojant tiesiai daug proto nereikia, tačiau 10 niuansų dar padeda išsaugoti pozicijas. Sakykim, pirmos 5 mašinos klasėje, tai laikai daugmaž panašus, praktiškai identiški. Tai manau, patirtis turi įtakos labiausiai. Visiškai standartinių, pilnai sukomplektuotų automobilių su vienu papildomu galios įrenginiu B klasėje malkų lietuvaičiams priskaldė vienintelis svečias iš Latvijos Oleg Reznik su naujutėlaičiu 370 arklio galių išvystančiu Mitsubishi Sportback. Kova tikrai nebuvo lengva. B įskaitoje startavo net 14 automobilių, o iki pagrindinio finalo įvyko net 27 važiavimai. Nors tiesa, kvalifikacijoje ir daugumoje važiavimų greičiausias buvo klaipėdietis Rimantas Mensleris su Fiat Coupe, tačiau kovoje dėl pirmos vietos jo automobilis matyt sustreikavo ir atidavė lengvą pergalę svečiui. Trečias liko kaunietis Žanas Leskovas su legendiniu 280 arklio galių išvystančiu Mitsubishi kūriniu 3000 GT. Įdomu, kas galėtų įveikti klasės C senbuvį Egidijų Sadauską, jei prie starto linijos stotų nors keletas jo klasės konkurentų. Šioje įskaitoje varžosi automobiliai su varikliais be papildomų galios įrenginių, tačiau jiems jau leidžiami įvairūs tobulinimai. Saugumo įranga, svorio mažinimas, pakabos perdarimai. Egidijus savo įskaitoje vairuojantis Opel Corsa startavo dėja vienas, tačiau jis antrajame Lietuvos traukos lenktynių čempionato etape sumušė asmeninį rekordą, o pasižiūrėjus į kolegų laikus iš galingesnės D klasės, jis drąsiai įvežtų tų brangių sekundės dalių ne vienam ir ne 2 sportininkams. Kur kas sunkesnė kova laukia klasėje D. Čia varžosi lenktynininkai, kurių sportiniuose automobiliuose leidžiami 2 papildomos galios įrenginiai, pavyzdžiui, turbina ir NOS azoto sistema. Išties galingai startavo Tomas Polekas su Opel Kadett GSI Turbo. Nors jis pagal automobilio perdarimus registravosi kur kas silpnesnės klasės įskaitoje B, tačiau varžybų vadovas buvo priverstas jį perkelti kovai su greitesniais varžovais dėl įdomaus drag taisyklių niuanso. Kvalifikacijoje šis pilotas viršijo minimalę B klasės trasos įveikimo laiko normą – 12,7 sekundės. Paprastai tariant, jei viršiji klasės laiko normatyvą, reiškia ir kautis reikia su greitesniais. Regis šiam geltonajam žaibui pasipriešinti negalėjo niekas, jis varžovus traiškė vieną po kito. 2 kartus kvalifikacijoje išvystydamas identišką 210 km/h greitį. Kai pagaliau sulaukėme finalo, prie starto eglę stojo regis neįveikiamas Tomas Polekas ir Martynas Kieras su nekaltai atrodančiu senučiu Ford Escort 300 arklio galių. Šį kartą Opel Kadett vairuojantis pilotas pralaimėjo. Jam atiteko antroji vieta. Trečias pirmojo etapo nugalėtojas klasėje Evaldas Kaliūnas su Alfa Romeo 75 Turbo. Pirmąją vietą etape sąžiningai, parodęs ir geresnį reakcijos ir trasos įveikimo laiką nei varžovas, iškovojo Martynas Kieras su Ford Escort. Kvalifikacijoje buvo antras laikas, bet Alfa Romeo labai skirtumas didelis buvo. Viena 11,8, o mano 12,15. Sugedo ir dėl to man jau pavyko tada aplenkti kitus varžovus. Nors kova tikrai sunki, 4 kartus važiavau labai jau su abejonėm, ar pavyks ar ne.
Nepaslaptis, ko traukos lenktynėse žiūrovai laukia labiausiai. Kurtinančio variklių griausmo Drag Monstrų SS klasėje. Čia didžiausią staigmeną pateikė Ježis Chmelevskis su 856 arklio galias benos išvystančiu automobiliu. Oficialių treniruočių metu jis trasą įveikė per 8,99 sekundės dalis. Kaip sako drag mėgėjai, pilotas perlipo 9 sekundės 402 metrų tiesiosios galia išvystydamas fantastinį 273 km per valandą greitį. Šis rezultatas geriausias ne tik Lietuvoje, 4 ratais varomų iki 1000 arklio galių išvystančių 4 cilindrų variklių klasėje, tai kartu ir geriausias oficialus Europos rekordas. Ankstesnį 3 metus nesumuštą Lietuvos rezultatą priklaususį Mindaugui Samušiui, Ježis pagerino net 65 sekundės kibimo starte. Ateityje išspręsime starto programos smulkmenas ir galbūt keletą šimtųjų dar rasime. Jei dar trasa būtų nedulkėta ir nors truputį lygesnė, galima būtų galvoti ir apie 8 sekundės, sako Ježis. Ne visi važiavimai vienodi ir ne kiekvieną kartą gali ir pats pravažiuoti, ir technika negali vienodai važiuoti, nes vis tik galingumas yra didelis ir ten viskas keičiasi nuo oro sąlygų, nuo trasų ir viso kito. Vakar buvo treniruoti Kėdainiuose, kitas asfaltas, viskas buvo labai gerai ir visi startai buvo geri. Čia atvažiavom, sukibimas dar geresnis ir neišvažiuojame iš startų uždūstų. Bet šiaip viskas yra taip, kaip ir aš planavau, iš 9 sekundžių aš išlipau. 8,99 ir 273 greitis finišė, tai čia yra daug. Pačioje greičiausioje sportinių automobilių SS klasėje kovėsi tik 4 automobiliai. Aivaras Štikelis su savo BMW Alteret Monstru pasitraukė po 2 treniruočių važiavimų. Na, regis buvo aišku, jog laimės sekundės dalimis įveikęs Mindaugą Beniušį su Audi Coupé į kovą dėl pirmosios vietos išvažiavo uteniškis Paulius Vaškelis su BMW 325. Finalo starte Fortuna nuo azartiškos Utenos komandos nenusisuko. Ježio Chmelevskio Monstrui vėl nepavyko gerai startuoti ir pelnytą pergalę jis atidavė Pauliui Vaškeliui, kuris pripažino, jog šis laimėjimas tai sėkmės reikalas. Jei naujasis rekordininkas būtų pravažiavęs gerai, vargu ar komanda būtų stojusi ant pirmosios vietos laiptelio. Ne, ten aš nebeturėjau ką prarasti, arbe, čia aš tikrai nugalėti nesitikėjau. Bet taip gavosi, rizikavaus, stengiausi kuo geresnį startą padaryti ir jis uždūso, man pasisekė, aišku. Tiesiog šį kartą jiems nepasisekė. Ne, tai taip, čia visą laiką tai būna, čia kiekvieną kartą vienam sekas, kitam ne, čia aš irgi šiandien pats nesitikėjau nugalėti, bet yra kaip yra. Štai taip, tokios nekasdieniškos, pilnos naujų rekordų buvo Lietuvos traukos lenktynių antrojo etapo Elektro Big Drag varžybos. 3. Lietuvos traukos lenktynių čempionato etapas įvyks Liepos 21 dieną Palangoje, 1000 km lenktynių metu.